Sveiki atkeliavę į istorijos pamoką su Laura. Šioje pamokoje kviečiu toliau tęsti pažintį su 2021 metų istorijos valstybinio brandos egzamino užduotimis. Praėjusioje pamokoje aptariau šio egzamino testo dalį. Šią pamoką rasite mano YouTube kanale Istorijos pamokos su Laura. Na, o šioje pamokoje žvilgtelkime į šaltinius. Aptarsiu temas ir pasidalinsiu keliais labai paprastais patarimais, kurie gali būti naudingi, kai analizuojate istorijos šaltinius. Tad keliaukime į egzamino užduotis. Be testo, kurį jau aptariau anksčiau, 2021 metų egzaminą sudarė 4 šaltinių blokai su atviro tipo klausimais. Kiekvieną trumpai apžvelgsiu. Pirmas šaltinių blokas skirtas nagrinėti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istoriją. Atkreipę dėmesį į datas prie pateiktų šaltinių, matome, kad tai 14-15 amžiaus istorija. Pastebiu tai, kad LDK istorija dažnai įdedama į istorijos valstybinį brandos egzaminą. Atskiras šaltinių blokas, skirtas nagrinėti būtent LDK istorijai, buvo 2018, 2016 ir 2013 metų egzamino užduotyse. Klausimų iš LDK istorijos žinoma būna ir egzamino testo dalyje. Na, o šis žemėlapis, kurį dabar matote prieš akis, istorijos valstybinėme brandos egzamine taip pat ne pirmą kartą. Lygiai tas pats žemėlapis buvo praėjusių metų egzamino užduotyse, tik tuomet testo dalyje. Reikėjo įvardinti, kur jame pažymėta Žalgirio mūšio vieta. Ta pati žemėlapį egzamino užduotyse sutiko ir 2018 metų abiturientai. Jis buvo šaltinių bloke, kuris buvo skirtas nagrinėti LDK istorijai. Tuomet žvelgiant į šį žemėlapį reikėjo įvardinti mūšį, kurio vieta buvo pažymėta, ir šio mūšio pasekmes. Bei remianti šaltiniu, būtent šiuo žemėlapiu, įvardinti valdovą, kurio valdymo metu prie LDK buvo prijungta daugiausia naujų teritorijų. Na, o šiais metais, remianti žemėlapiu, reikėjo įvardinti po vieną žemę, kurią prie LDK prijungė Gediminas, Algirdas ir Vytautas. Dažnai pasitaikanti praktika, kad šaltinis istorijos valstybinėme brandos egzamine skirtingų metų užduotyse tas pats. Tik klausimai, į kuriuos reikia atsakyti juo remiantis, kiti. Tikrai ne šiaip savo kartoju abiturientams, kad labai naudinga peržiūrėti ankstesnių metų egzamino užduotis. Jeigu būsite tai padarę, labai tikėtina, kad savo istorijos egzamino užduotyse sutiksite jau matytų istorijos šaltinių. Prie šių šaltinių ir klausimų dar sugrįšime, kai pasidalinsiu keliais patarimais, kurie gali būti naudingi analizuojant istorijos šaltinius. Na, o dabar keliaukime toliau, prie antro šaltinių bloko. Jis buvo skirtas analizuoti didžiajai Prancūzijos revoliucijai. Matome paveikslą ir 3 rašytinius šaltinius. Tiesa, šios temos pasirinkimas egzamino sudarytojų ir visas vienas šaltinių bloko skirimas būtent jai manęs visiškai nenustebino. Jeigu visiškai sąžiningai, tai buvo ta tema, kurią įvardinau kaip labai tikėtina 2021 metų egzamine. Ir tai ne nuojauta vadovaujantis gimusi mintis, o nuodugne valstybinių brandos egzaminų užduočių analizė. Realybė tokia, kad temos, šaltiniai, tiek rašytiniai, tiek vaizdiniai, net klausimai kartojasi. Ir tai visiškai normalu ir natūralu, nes naujos istorijos neišgalvosi. Labai tikėtina, kad maždaug kas 5 metį istorijos valstybinėme brandos egzamine sutiksime tą pačią temą. Didžioji Prancūzijos revoliucija istorijos valstybinėme brandos egzamine
buvo 2015 metais, tad ją matyti 2021 metų egzamine nieko netikėto. Nebejoju, kad pastabesni abiturientai, tie, kurie buvo matę 2015 metų egzamino užduotis, atkreipė dėmesį į tai, kad vienas rašytinis šaltinis skirtingų metų egzamino užduotise yra tas pats. Kalbu apie šį B šaltinį, kurį dabar matote ekrane. 2015 metų egzamine tai buvo šaltinis C. Kad nemeluoju, galite pasižiūrėti atsidarę 2015 metų egzamino užduotis. Tad jeigu norite pakartoti esminę informaciją apie didžiąją Prancūzijos revoliuciją, išanalizuokite šį šaltinių bloką ir 2015 metų šaltinius apie revoliuciją. Tikrai būsite šią temą pakartoję puikiai. Žinoma, nedrįsčiau teigti, kad 2022 metų egzamine ši tema bus šaltinių dalyje. Greičiausiai ne. Greičiausiai kitais metais apie tai klausimų pasitaikys teste. Bet visiškai nenustebčiau, kad 2025 ar 2026 metais mes vėl apie didžiąją Prancūzijos revoliuciją skaitysime egzamino šaltinių dalyje. Na, kai bus, tai bus, pamatysime, o kad 18 amžiaus pabaiga Prancūzijoje prikaustanti dėmesį ir įtraukianti, tai tikrai. Keliaukime toliau prie trečio šaltinių bloko. Jis buvo skirtas analizuoti pasauliui po Pirmojo pasaulinio karo. Primena mums Paryžiaus taikos konferenciją ir joje priimtus nutarimus. Tautų sąjungą, Woodrow Wilsoną ir tautų apsisprendimo principą. Tikrai nesudėtingas šaltinių blokas ir klausimai po juo. O jeigu abiturientas buvo sprendęs, ar bent jau matęs 2017, 2012 ar 2008 metų egzamino užduotis, tai į šiuos pateiktus klausimus apskritai jam turėjo būti lengva atsakyti teisingai. Nes mano paminėtų metų egzaminuose šaltinių dalyje buvo ta pati tema – pasaulis po Pirmojo pasaulinio karo. Akivaizdu tai, kad ši tema dažnai būna istorijos valstybinėme brandos egzamine. Atkreipiu dėmesį ir į tai, kad klausimai šią temą dažnai pateikiami ir egzamino testo dalyje. Taigi žinoti esminius Paryžiaus taikos konferencijos nutarimus, suvokti Europos žemėlapio pokyčius po Pirmojo pasaulinio karo, suprasti tautų apsisprendimo principo esmę ir gebėti analizuoti bent jau populiariausias aptariamojo laikotarpio karikatūras, abiturientui, kuris ruošiasi laikyti istorijos valstybinį brandos egzaminą, tikrai naudinga, reikalinga ir svarbu. Keliaukime toliau prie paskutinio šaltinių bloko. Jis buvo skirtas analizuoti pasipriešinimo istoriją. Šaltinis A iš partizanų spaudos straipsnio "Kodėl mes turime boikotuoti bolševikinius rinkimus", paskelbto 1946 metų vasario 16 dieną. Šaltinis B iš 1949 metų vasario 16 dienos Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracijos ir šaltinis C iš leidinio KGB darbuotojams apie kovą su Lietuvos partizanais. Tai dar labai gyva mūsų šalies istorija, atsispindinti nūdienos realybėje ir daugelio Lietuvos šeimų išgyvenimuose, prisiminimuose. O paskutinis šio egzamino klausimas labai prasmingas. Jis skambėjo taip: 3 argumentais paaiškinkite, kokią reikšmę partizanų judėjimas turėjo Lietuvos istorijai. Tai tikrai skatina susimastyti apie partizanų indėlį išsaugant valstybingumo idėją, nepalūžtant, kad ir nežmoniškoms, sunkiai suvokiamoms gyvenimo sąlygoms esant, neprarandant noro atkurti nepriklausomą Lietuvą, nesusitaikant su okupaciniu režimu.
Juk tai yra šiandieninės Lietuvos patriotinės ir pilietinės savimonės dalis. Labai prasmingas šaltinių blokas nūdienos Lietuvos ir pasaulio kontekstuose. Rečiau pasitaikanti tema egzamino šaltinių dalyje, dažniau testo klausimuose, bet 2021 metų egzamine būtent ji. 2021 metų istorijos valstybinio brandos egzamino šaltinių dalies temas aptariau, o dabar kviečiu į antrą šios pamokos dalį. Joje noriu pasidalinti keliais labai paprastais patarimais, kurie gali būti naudingi, kai analizuojate istorijos šaltinius. Šią teorinę informaciją iš karto pritaikykim praktiškai 2021 metų istorijos valstybinio brandos egzamino užduotyse. Tad keliaujame atgal į egzamino užduotis. Pirmasis mano patarimas labai paprastas, bet jis pritaikomas kaskart, kai analizuojame istorijos šaltinius ir atsakome į klausimus. Jis skamba taip. Skaitykite įdėmiai klausimą ir aiškiai supraskite, ko jūsų prašo, ką turite įvardinti. Ir nerašykite to, ko jūsų neprašo. Atrodo labai paprastas dalykas, bet jaudulys ar nesusikaupimas egzamino metu gali kišti koją. Tad pirmą perskaitę klausimą jūs turite suprasti, ko jūsų klausia. Patikėkite, tikrai pasitaiko, kad klausimas apie ratus, o atsakymas apie batus. Arba jeigu galvojant apie istoriją, prašo įvardinti 2 priežastis, o atsakyme istorinio įvykio eigos momentai arba pasekmės. Keliaujame per jau matytas 2021 metų egzamino šaltinių dalis ir stabtelėję prie 32 klausimo, šį mano patarimą pritaikome praktiškai. Klausimas skamba taip. Nurodykite po vieną ryškiausią Gedimino, Algirdo ir Vytauto užsienio politikos pasiekimą. Kertiniai žodžiai šiame klausime užsienio politikos pasiekimą. Ne po biografijos faktą, ne vaikų ar žmonų vardus, ar dar ką nors, o po vieną Gedimino, Algirdo ir Vytauto užsienio politikos pasiekimą. Tereikia prisiminti Gedimino vykdytą diplomatinę politiką, Algirdo sugebėjimą plėsti LDK į rytus ir Vytauto sumanumą įveikiant Vokiečių ordiną ir sieki karūnuotis. Sutikite, nesupratus, ko jūsų klausia, maža tikimybė į klausimą atsakyti teisingai. Tad būtinai perskaitykite klausimą įdėmiai ir supraskite, ką turite įvardinti, nurodyti ar pagrysti. Antras mano patarimas. Jeigu klausime nurodoma remti šaltiniu į jį atsakant, tai ir remkitės šaltiniu. Šaltinis nurodomas ne šiaip savo. Nurodytame šaltinyje jūs rasite atsakymą. Jeigu tik reikia, perskaitykite šaltinį kelis kartus. Rekomenduoju pasibraukti tekste randamą informaciją, kuri padės atsakyti į klausimą. Puikus pavyzdys gali būti 39 šio egzamino klausimas, o jis skambėjo taip. Nurodykite 2 D šaltinio autoriaus teiginius, kuriais jis vertina Robespierą. Pagrįskite, ar šis vertinimas atitinka istorinę tikrovę. Tad reikia 2 teiginių ir pagrindimo. Atsakymas – tai iš šaltinio išrašyta informacija. Tad skaitome šaltinį D ir randame tokius teiginius, kuriais apibūdinamas Robespieras. Šiuolaikinių Europos diktatorių prototipas, fariziejiškas, tai yra veidmainis dviveidis ir kruvinas fanatikas. Taip gali būti apibūdinamas žmogus, kuris naikino visus, kuriuos laikė priešais. Nepamirškite ieškoti informacijos pateiktuose šaltiniuose. Ir jeigu tik reikia, šaltinį skaitykite dar ir dar kartą. Trečias mano patarimas.
Užrašykite savo atsakymą aiškiai, tiksliai ir trumpai. Kaip matote, atsakymams nėra palikta daug vietos. Nėra galimybės pilstyti iš tuščio į kiaurą. Reikia konkretumo. Ir ypač sunku trumpai ir tiksliai atsakyti į klausimus, analizuojant karikatūras. Sakau iš savo patirties. Tad puikus pavyzdys gali būti 46 šio egzamino klausimas. Jis būtent toks. O klausimas skambėjo taip. Apibūdinkite pagrindinę karikatūros mintį. 2 teiginiais paaiškinkite, kodėl buvo sudėtinga įgyvendinti karikatūroje atspindėtą idėją. Tad bandome, įžiūrint į šią karikatūrą, apibūdinti pagrindinę karikatūros mintį. Prieš tai be abejonės labai svarbu perskaityti rašytinę informaciją šalia karikatūros. Ant šakos parašyta Tautų sąjunga. Prezidentas Wilsonas, štai tavo alyvmedžio šakelė, dabar imkis darbo. Taikos balandis, žinoma, noriu, kad visiems būtų gerai, bet ar ji man ne per stora? Bandome apibūdinti pagrindinę karikatūros mintį ir 2 teiginiais paaiškinti, kodėl buvo sudėtinga įgyvendinti karikatūroje atspindėtą idėją. Pagrindinė mintis galėtų skambėti taip. Taiką palaikyti Tautų sąjungai bus sudėtinga. O teiginiai, kurie paaiškintų, kodėl buvo sudėtinga įgyvendinti karikatūroje atspindėtą idėją, galėtų būti šie. Tautų sąjungos veikloje nedalyvavo Jungtinės Amerikos valstijos. Prieš šią organizaciją buvo priešiškai nusiteikusi SSRS. Tautų sąjunga vykdė nuolaidžiavimo politiką ir neturėjo bendrų karinių pajėgų, kurias galėtų panaudoti prieš agresorių. Prieš užrašydami savo atsakymą, visų pirma, jį sukonkretinkite savo mintyse. Ir žinoma, atsakymą stenkitės užrašyti aiškiai, tiksliai ir trumpai. Na ir 4 mano patarimas. Turėkite omenyje, kad jeigu klausime prašoma įvardinti 2 priežastis, 2 faktus, 2 mintis, tai turi būti 2 skirtingi dalykai. Pateiksiu pavyzdį, atsakydama į 53 šio egzamino klausimą. O 53 klausime reikėjo nurodyti po 2 pateiktų laikotarpių partizaninio karo bruožus. 1944-45, 1946-49 ir 1950-53 metams. Reikia įvardinti po 2 skirtingus bruožus. Ką galėtumėme nurodyti? 1944-45 metai. Partizanų būriai kūrėsi spontaniškai. Partizanai tikėjosi pagalbos iš vakarų. Okupacinė valdžia steigė stribų būrius. Leista partizanų pogrindinė spauda. Žinoma, tinka ir daugiau teiginių, bet į atsakymų lapą turi nugulti 2 skirtingi teiginiai, tinkantis būtent šiam laikotarpiui, kurie apibūdintų 1944-1945 metų partizaninio karo pradžią. Prie 1946-49 metų partizaninio karo bruožų galima įvardinti tai, jog prasidėjo gerai organizuotas partizaninis karas. Buvo sudaryta bendra vadovybė. Buvo paskelbta LLKS deklaracija. Į Lietuvą buvo atsiųsti papildomi NKVD daliniai. Įvardiname bruožus iš nurodyto laikotarpio intervalo ir būtinai 2 skirtingus. Na ir prie 1950-53 metų galima minėti, kad dėl nuolatinių represijų sparčiai retėjo partizanų gretos.
Neliko vilties sulaukti pagalbos iš vakarų. Pereita nuo aktyvaus ginkluoto pasipriešinimo iki agitacinio informacinio pasipriešinimo. Žinoma, tų būdingų bruožų buvo ir daugiau. Galima įvardinti ir kitus. Bet nepamirškite, tai turi būti 2 skirtingi bruožai kiekvienam laikotarpiui. Taigi pritaikykite šiuos 4 paprastus patarimus, kai analizuosite istorijos šaltinius. Šioje pamokoje tiek. Prenumeruokite istorijos pamoką su Laura ir sužinokite apie naujai įkeltas pamokas. Susitikime ir kitoje istorijos pamokoje. Iki!